Nustatytas įtariamas Trumpo pasikėsinimo autorius Kolas Tomasas Allenas, 31 metų gyvenantis Torrance, Kalifornijoje, atsidūrė tyrimo centre, kuris sukrėtė Vašingtoną. Šį sekmadienį 2026 m. balandžio 26 d. Ši byla nebėra tik apie išgąstį per Baltųjų rūmų korespondentų vakarienę. Dabar kalbama apie tai, kas jis buvo. Vyras, kuris pasak valdžios institucijų sugebėjo priartėti prie saugomos zonos viename iš labiausiai stebimų politinių renginių Jungtinėse valstijose, dabar klausimas paprastas. Kaip žmogus su tokiu profiliu sugebėjo priartėti taip arti prie Donaldo Trumpo, pirmosios ponios Melanijos Trump, viceprezidento J.D. Vance'o ir aukščiausio rango Amerikos pareigūnų? Tuoj viską papasakosiu, bet dabar norėsite užsiprenumeruoti kanalą, kad ir toliau gautumėte naujausią informaciją, realių laikų, aukščiausios žurnalistinės kokybės, patikimumo standartų. Milsonas Alvesas. Iš pirmosios viešos informacijos matyti, kad įtariamasis nėra žmogus be pėdsakų ar nežinomos praeities. Priešingai. Kolas Tomas Allenas tyrimuose pasirodo kaip žmogus su stipriu išsilavinimu, patirtimi svarbiose institucijose, dirbantis dalinio etato dėstytoju ir susijęs su žaidimų kūrimu. Reuters pranešė, kad viešuose profiliuose jis pristatomas kaip baigęs Caltech, turintis patirties mechanikos inžinerijos, kompiuterių mokslo, dėstymo ir žaidimų kūrimo srityse. Šis kontrastas yra tai, kas dar labiau kelia nerimo šiame atveju. Tai nėra visiškai nežinomas asmuo sistemai, o žmogus turėjęs gyvenimo aprašymą, profesinę patirtį ir viešą matomumą. Identifikacija pakeičia istorijos dėmesio centrą. Įvykis jau buvo laikomas galimų pasikėsinimų nužudyti Trumpą, tačiau dabar tyrimas pradeda suktis aplink Alleną. Kas jis buvo? Kas jį atvedė į Vašingtono Hiltoną? Kodėl jis ten buvo? Kaip jis pateko vidun? Kaip jis judėjo? Ir kodėl, pasak valdžios institucijų, jis priartėjo prie saugumo zonos tą vakarą, kai prezidentas buvo pastate? Atsakymai į šios klausimus vis dar nėra aiškus, tačiau tai, kas jau paaiškėjo, pakanka, kad šis atvejis virstų nacionalinio saugumo krize. Vašingtono Hiltonas Vašingtone tą vakarą nebuvo paprasta vieta. Viešbutyje vyko kasmetinė Baltųjų rūmų korespondentų vakarienė. Tradicinis renginys, suburiantis žiniasklaidą, politikus, valdžios atstovus ir aukšto rango svečius. Trumpas dalyvavo kartu su Melanija. J.D. Vance taip pat buvo toje vietoje. Renginyje dalyvavo vyriausybės sekretoriai ir patarėjai. Ir štai kur slypi bylos svarba. Įtariamasis nepuolė tuščios gatvės ar nereikšmingos bendros erdvės. Jis pasirodė aplinkoje, kurioje buvo susirinkę kai kurie saugomiausi Amerikos politikos veikėjai. Pasak Reuters, vienas saugumo pareigūnas identifikavo Alleną kaip šio regiono gyventoją. Vašingtono policija pranešė, kad tyrėjai mano, jog jis buvo viešbučio svečias, tačiau motyvacija dar nebuvo nustatyta. Ši detalė yra labai svarbi tyrimui, nes įtraukė viešbutį į problemą. Jei jis buvo apsistojęs toje pačioje vietoje, kur vyko renginys, klausimas dėl saugumo spragos tampa dar aštresnis. Pastatas, atviras svečiams su koridoriais, kambariais, įėjimais ir vidiniu judėjimu, tampa daug didesnių iššūkių, kai jame apsistoja Jungtinių valstijų prezidentas. Tarp pareigūnų sklindanti versija yra ta, kad Allenas perėjo per saugumo zonas ir buvo sulaikytas prieš pasiekdamas pagrindinę salę. Slaptosios tarnybos agentui buvo pataikyta, tačiau jį apsaugojo liemenė ir pasak Reuters jis jau išleistas iš ligoninės. Trumpas vėliau pareiškė, kad jo manymu jis buvo taikinys ir teigė, kad įtariamasis, remiantis pirminiais duomenimis, buvo vienišas vilkas. Vis dėlto ši hipotezė dar neužbaigė bylos. Priešingai, tai dar labiau didina spaudimą išsiaiškinti, kaip vieno asmens veiksmas galėjo sukelti tokią rimtą saugumo spragą renginyje, kuriame buvo susirinkę tiek daug valdžios atstovų. Dabar Kolino Tomo Alleno profilis yra kruopščiai tikrinamas. Associated Press pranešė, kad socialinių tinklų įrašai ir profesiniai profiliai, kurie atrodo atitinka įtariamai, rodo, jog jis yra gerai išsilavinęs korepetitorius ir mėgėjiškų žaidimų kūrėjas. Jis, kaip teigiama, yra baigęs kompiuterių mokslo magistrantūrą, mokęsis Kalifornijos valstybinėme Domingezo kalvų universitete ir įgijęs mechanikos inžinerijos bakalauro laipsnį Calteche. Agentūra taip pat nurodė, kad jis keletą metų dirbo akademinio pasirengimo įmonėje ir buvo išrinktas mėnesio mokytoju.
Šis profilis, užuot palengvinę situaciją, ją dar labiau apsunkina ir kelia nerimą. Viešas įvaizdis buvo išsilavinusio, gerai išprusio žmogaus, mokytojo, susijusio su technologijomis ir švietimu. Tačiau tyriamas veiksmas rodo į kažką rimto, suplanuoto arba mažiausiai įvykdyto, siekiant pažeisti apsaugos sluoksnį. Ir čia įsijungia pavojaus signalas. Ne kiekviena grėsmė pasirodo akivaizdžiai. Kartais ji pasirodo pasislėpusi už gyvenimo aprašymo, akademinio išsilavinimo ir atrodytų įprasto gyvenimo. Associated Press taip pat pranešė, kad Allenas paaukojo $25 demokratų politiniam komitetui, remiančiam Kamalos Harris 2024 m. prezidentinę kampaniją. Šis faktas jau tapo politinių diskusijų tema, ypač tarp Trumpo sąjungininkų, nes sustiprina nuomonę, kad įtariamasis nebuvo iš konservatorių stovyklos. Reikia atskirti faktą nuo išvados. Viena atskira auka negali paaiškinti pasikėsinimo nužudyti. Tačiau dabartinėje JAV politinėje aplinkoje ši detalė tapo tiesioginiu kuru tiems, kurie mato išpuolį kaip radikalizacijos prieš Trumpą pasekmę. Žiniasklaidoje, kuri cirkuliuoja, dar vienas aspektas patraukė dėmesį. Įtariamasis buvo aktyvus profesinėse ir skaitmeninėse platformose, kuriuose minimi dėstymas, technologijos, žaidimų kūrimas ir akademinis išsilavinimas. Tai dar labiau sustiprina griežtą požiūrį Trumpo šalininkų stovykloje. Grėsmė prieš Trumpą kilo ne iš tolimos sienos ir ne iš iškart atpažintos užsienio grupės. Pagal pirminius duomenys ji kilo iš pačios Amerikos aplinkos, iš piliečio turinčio prieigą, patirties ir galimybę judėti nesukeliant iškart įtarimų. Būtent čia šis faktas įgauna politinį svorį. Trumpas jau seniai teigia, kad yra nuolatinės priešiškumo kampanijos taikinys. Po šio įvykio jo sąjungininkai pradėjo matyti Alleno tapatybės nustatymą kaip dar vieną įrodymą, kad retorika prieš prezidentą gali peržengti socialinių tinklų ribas, pereiti į viešą diskusiją ir pasiekti realų pasaulį. Tyrimas dar turi nustatyti motyvą, tačiau pasakojimas jau susiformavo. Trumpas vėl atsidūrė pavojuje, o dabar nustatyta tapatybė suteikia rizikai veidą. Saugumas taip pat kelia abejonių. Slaptoji tarnyba veikia greitai, kai iškilo pavojus. Tačiau neraminantis klausimas yra kitas. Kodėl pavojus sugebėjo prieiti taip arti? Prezidento apsaugos funkcija nėra tik reaguoti. Ji turi užkirsti kelią priartėjimui, užblokuoti iš anksto, nukirsti kelią, uždaryti spragą. Kai ginkluotas įtariamasis sugeba sukelti paniką renginyje, kuriame dalyvauja Trumpas, Melania, J.D. Vansas ir vyriausybės nariai, greita reakcija išgelbsti gyvybės, bet neištrina ankstesnės klaidos. Trumpas, pasak Guardian, teigia, kad Washington Hilton nėra ypač saugus pastatas ir pasinaudojo šiuo įvykiu, kad pasisakytų už saugesnę salės statybą Baltuosiuose rūmuose. Trumpui vakaras parodė, kad pasikliauti viešbučiu su atvira struktūra ir sunkiai kontroliuojamų judėjimų gali būti pernelyg pavojingas sprendimas prezidentui, kuris nuolat susiduria su grėsmėmis. Šis atvejis taip pat primena Ronaldą Reiganą, kuris 1981 metais buvo pašautas prie to paties viešbučio. Palyginimas nėra menkas. Washington Hilton jau buvo pažymėtas išpuoliu prieš Amerikos prezidentą. Dabar jis vėl atsiduria istorijos centre. Dėl dar vieno įvykio susijusio su prezidentu atsidūrusiu pavojuje. Trumpo sąjungininkams tai sustiprina mintį, kad tam tikros vietos turi žinomų pažeidžiamumų ir kad saugumas turėjo būti dar griežtesnis. Dabar tyrimas turėtų atkreipti dėmesį į Alleno skaitmeninį gyvenimą. Jo įrašai, judėjimas, apgyvendinimas, komunikacijos, pirkimai, prisijungimai ir kontaktai. Taip pat reikia išanalizuoti, ar jis veikia vienas, ar buvo paveiktas kokios nors politinės ar ideologinės aplinkos. Trumpas kalbėjo apie vienišą vilką. Tačiau šis teiginys dar turi būti pagristas įrodymais. Tokiais atvejais pirmoji reakcija dažniausiai būna greita, tačiau visa tiesa išaiškėja palaipsniui. JAV vyriausybei taip pat teks atsakyti dėl protokolo. Ar koridoriuose buvo pakankama kontrolė? Ar svečiams buvo tinkamos užtvaros? Ar viešbutis turėjo būti visiškai uždarytas? Ar vidiniai praėjimai buvo patikrinti su reikiamu griežtumu? Šie klausimai lydės tyrimą. Nes Donaldo Trumpo buvimas reikalauja kitokios logikos. Kai prezidentas yra pastate,
Visas pastatas tampa jautria zona. Nuo šiol Kaulas Tomas Alenas vardas turi pasirodyti naujose reportažuose, teismo dokumentuose ir oficialiuose pranešimuose. Byla nesibaigia areštu, ji prasideda nuo jo. Su juo susijęs namas Toranse jau pateko į spaudos akiratį. Socialiniai tinklai ir vieši profiliai tapo tyrimo šaltiniu. Bus analizuojami mokytojai, kolegos, politiniai įrašai ir profesinė istorija. Visa tai daroma siekiant pabandyti atkurti kelią, kuris atvedė vyrą iš Kalifornijos į panikos kupiną naktį Vašingtone. Galiausiai įtariamasis buvo nustatytas, tačiau grėsmė, kurią jis atskleidė, yra didesnė nei pats vardas. Kolas Tomasas Alenas dabar yra šio išpolio veidas. Išpolis nepavyko, Trumpas liko gyvas. Tačiau įtariamojo nustatymas sukėlė krizę, dėl kurios dar ilgai bus reikalaujama atsakomybės. Paspauskite patinka šiam vaizdo įrašui, užsiprenumeruokite kanalą ir pabaigoje peržiūrėkite komentarus, kad dar labiau įsitrauktumėte į Milson Alves News bendruomenę.